ваш город спокойствием в первую очередь, размеренностью своей. В нашей жизни санкт-петербургской сплошная суета, беготня, пытаешься все время Jūsų остановиться, miestas о чем-то traukia ramybė подумать. ir Просто puikia вот так вот. geografinė Как padėtimi. правило, Sankt наши Peterburge все esame деятельности įpratę prie сделать pašėlusio получается. gyvenimo ritmo. Приезжая Nuolat сюда, skubame, bėgame, dėl расслабляешься, darbų отдыхаешь, spartos получаешь заряд nesugebame pailsėti. положительных Todėl эмоций, atvykę čia здоровье mėgaujamės пополняешь galimybę свое. atsipalaiduoti, Замечательный город, pailsėti, очень нравится. atgauti jėgas ir sveikatą. Отличный для Mums svarbu, kad пополнения mūsų здоровья. rajone gyvenantys žmonės ir ten Одно из esančių больших įmonių благ kolektyvai kuo в том, daugiau что sužinotų apie jūsų kurortą. действительно, Čia teikiamas как для вас, paslaugas, так и kurios для yra tikrai граждан kokybiškos ir mums немаловажно знать įperkamos. этот вопрос. Dar vienas pliusas – druskininkuose nėra kalbos barjero. Netgi vyresnio amžiaus žmonės, kurie niekada nesimokė jokios užsienio kalbos, čia puikiai susikalba rusiškai. В том, что нету языкового барьера. Люди старшего поколения, которые не изучали никаких языков в школе, ни английского, ни другого, приезжая сюда, совершенно спокойно общаются с персоналом, работающим на вашем курорте, и совершенно спокойно получают все услуги. Druskininkai kaip kurortas, be abejo, jam labai aktualu bendrauti su tais miestais, su tom valstybėm, kur yra potencialūs druskininkų svečiai. Rusija, Sankt Peterburgas, tai yra būtent ta vietovė, kuri nuo seno žino druskininkus. Ir šios sutarties pasirašymas tarp druskininkų ir Sankt Peterburgo vieno iš rajonų, tai galimybės daugiau žinoti būtent mums apie juos, jiems apie mus. Ir tai, kad žmonėms gavus informaciją būtų galimybė ir galbūt dėl vizų šiek tiek padirbėjus, kad jos būtų lengviau gaunamos, ir šiaip dėl bendradarbiavimo, dėl kultūrinių projektų, sportinių projektų ir be abejo dėl to pačio turizmo, kad būtų galimybės lengviau pasiekti vieniems kitus ir vykdyti bendrus projektus. O kaip paprastas druskininkietis pajus šitą naudą? Na, kadangi druskininkai yra kurortas, tai kiekvieno atvykusio svečio į druskininkus gyvenimas, maitinimasis, pramogavimas, tiek naudojimasis mūsų spa centrais ir kitokiais, tai yra lėšų palikimas mūsų miestui, tai yra tiesiogiai mūsų miesto ekonomika.